Sveiki. Įžangoje noriu pasakyti, kad aš asmeniškai pasveikau, atsikračiau psoriazės, naudodamas tik tai keletą priemonių. Koregavau mitybą, atsisakiau kai kurių produktų, vartojau rytais šarminį vandenį ir periodiškai dariau procedūras vonioje. Tiesiog mirkau šarminėme vandenyje. Tačiau jums išvardinsiu daug daugiau priemonių, procedūrų, kurias jūs galite atlikti. Tai priklauso nuo jūsų galimybių ir susirgymo sunkumo. Bet pasveikti gali visi, kadangi psoriazė iš principo tai ne liga, tai daugiau organizmo būsena, kurią pakeitus galima pasveikti. Visą informaciją pateikiu viešai, nemokamai, bet jeigu atsiras žmonių, norinčių padėkoti, atsidėkoti, aš irgi būsiu dėkingas. Todėl po įrašu bus mano sąskaitos numeris. Žiedinis dėkingumas tik tai į naudą mums visiems. Informaciją periodiškai atnaujinu, todėl visas šis įrašas suklijuotas iš tokių skirtingų įrašų. Taigi, ką daryti sužinojus diagnozę psoriazę arba neurodermitis? Pirmiausia, nusipirkite vaistinėje arba atsisiųskite iš Kinijos taip vadinamas pH juosteles. Tai yra lakmuso juostelės, kuriomis galime išmatuoti skysčių rūgštingumą. Tai yra skysčių pH. Juostelių būna įvairiausių, visokiausių gamintojų labai daug, čia net visą seriją turiu nusipirkęs, visą pakuotę. Tai yra tokios juostelės, geltonos. Lietuvoje kainuoja kelis eurus, atsisiųsti iš Kinijos galima dar pigiau. Jeigu neklystu, pakuotė yra apie 80 juostelių, todėl jeigu nusipirksite tokių keletą, užteks ilgam. Pasišlapinus ant juostelės jūs įsitikinsite, kad jūsų šlapimas yra rūgštinis. Ją reikia pridėti tiesiog pagal spalvą ir matysite, koks, čia yra skaičiai surašyti, ir matysite, koks jūsų šlapimo pH. Visų sergančių psoriazę arba neurodermitis pH bus 6 ar netgi 5. Visada būna padidintas rūgštingumas. Žmogaus organizme būna daug pieno rūgšties, šlapimo rūgšties ir kitokių kenksmingų rūgščių. Mūsų tikslas – sumažinti rūgštingumą ir padaryti organizmo pH daugiau šarminio, kadangi šarminėje organizmo aplinkoje šitie negalavimai sunyksta ir išnyksta. Psoriazė ir neurodermitis sukėlėjas yra grybelis. Grybelis candida. Jis gyvena tik tai rūgštinėje terpėje. Šarminėje terpėje jis sunyksta. Reikėtų žinoti, kad nėščios moters įsčiose kūdikis auga apsuptas būtent šarminio vandens. Ir gimdymo metu nubėga būtent šarminiai vandenys, kurių pH kartais siekia net iki 8,5 pH. Ir gimusio kūdikio šlapimo pH maždaug 8, o jūsų šlapimo koks pH. Pasimatuokite. Čia didelio tikslumo nereikia. Šitos pH juostelės pakankamai aiškiai parodys jūsų šlapimo pH lygį. Taigi, mūsų tikslas efektyviai pakeisti organizmo pH. Aš dabar išvardinsiu visus efektyviausius būdus tai padaryti, o po to įsigilinsime į kiekvieną. Taigi, paskaitysiu. Pirmas būdas – gerti sodą. Labai svarbu sodą gerti teisingai. Parodysiu, paaiškinsiu kaip. Antras būdas – burnos skalavimas. Tai yra šarminio tirpalo, sodos tirpalo laikymas burnoje. Trečias – šarminės vonios arba kompresai, kas neturi vonios. Ketvirtas – sodos inhaliacija. Penktas – klizmos. Šeštas – natrio bikarbonato sodos lašelinės. Septintas – atsisakyti organizmą rūgštinančio maisto. Aštuntas – mityboje kuo daugiau žalumynų ir gyvo maisto. Dabar apie viską iš eilės. Gerti sodą reikia žinoti kaip, todėl parodysiu, kaip tai daryti. Kaip pasigaminti sodos tirpalą gėrimui, kad nepakenkti skrandžiui. Gerti sodą geriausias laikas ryte. Prabudus ryte, išėjus iš tualeto, iš karto į virtuvę užkaičiam vandenį. Sodą būtina visada nugesinti verdančių vandeniu. Tai būtina sąlyga. Aš turiu
pusės litro talpos stiklinę, būtent tokį kiekį ryte ir išgeriu. Profilaktikos tikslais. Imu arbatinį šaukštelį, kadangi čia kiekis maždaug pusę litro, tai aš dedu šiek tiek su kaupu. O dabar einu atnešiu, užpilsiu verdančio vandens. Taigi vanduo ką tik užvirė, svarbu nugesinti verdančių vandeniu. Ir aš pilu į stiklinę maždaug trečdalį. Iki trečdalio užpilu. Išmaišom. Soda ištirpo, soda nugesinta. O kad būtų galima gerti iš karto, dapilu kambario temperatūros vandens. Iki pilno. Dapilu, gavosi pusę litro šilto sodos gėrimo. Svarbiausia gerti šiltą ir ant tuščio skrandžio. Gerti rytais ypač naudinga, kadangi ryte skrandžio sulčių nėra, skrandis tuščias, todėl mes geriam šiltą, o kadangi geriam šiltą, visas šitas skystis iš karto nueis per skrandį į žarnyną. Jeigu mes gersime šaltą sodą, taip vadinama skrandžio sklendė užsidarys ir va šitas visas skystis bus skrandyje. O skrandyje būdamas jisai gadins skrandį, nes skrandis yra rūgštinis, o čia šarmas. Taigi svarbu gerti šiltą ant tuščio skrandžio, kad šitas tirpalas visas nueitų iš karto į žarnyną. Aš dabar negersiu, kadangi nesenai pavalgiau. Paliksiu kitam kartui. Arba burnos skalavimui paliksiu. Jeigu išgėrus sodos jūs atsiriaugėjote, tai yra blogas ženklas. Arba skrandis nebuvo tuščias, arba sodą reikia gerti šiltesnę. Dabar kaip dažnai gerti sodą? Profilaktiškai aš vartoju vieną kartą per dieną būtent ryte. Žmonėms sergantiems reikėtų 2-3 kartus per dieną būtent ant tuščio skrandžio. Priklausomai nuo susirgimo sunkumo. Šiltas sodos vanduo ypač naudingas rytais, kadangi skystina kraują, padeda iš organizmo pašalinti toksinus ir efektyviai šarmina organizmą. Toliau, antras punktas – burnos skalavimas. Ko gero daugumą žinote, yra tokios poliežuvinės tabletės, kurios labai greitai suveikia. Kadangi poliežuvių yra daugybė kraujagyslių, per kurias tai, ką laikome burnoje, patenka tiesiogiai į kraujagyslės, į kraują. Ir vyksta toksai rūgštinių medžiagų ištraukimas iš kraujo. Todėl sodos tirpalo laikymas burnoje keletą minučių yra viena iš efektyvių priemonių šarminti organizmą. Bet kuriuo atveju sodos tirpalas ar gėrimai, ar laikymai burnoje, jis neturi būti stiprios koncentracijos. Pradžiai arbatinio šaukštelio sodos su kaupu užteks puslitriui vandens pagaminti. Vėliau galima, kai jau pabandysite, viskas tvarkoj, vėliau galima tą skalavimo skystį šiek tiek pastiprinti. Skalauti ir laikyti burnoje sodos tirpalą galima kiekvieną kartą pavalgius. Galima ir dažniau. Paskalavus ir palaikius burnoje skystį reikėtų išspjauti ir burnos neskalauti. Tai bus puikia priemonė nuo dantų karieso ir nuo dantų akmenų. Aš asmeniškai šiuo metu vakarais išvalęs dantis naudoju skalavimui šiek tiek stipresnį tirpalą, kadangi esu įpratęs prie to. Ir vėliau paaiškinsiu, kodėl tai darau. Šiek tiek gal nukrypsiu nuo temos, bet kažkada pas stomatologus lankydavausi kartą per metus, kadangi reikėdavo šalinti dantų akmenis. O kadangi dantų akmenų susikaupdavo nemažai, lankytis tekdavo ne vieną kartą. Apsilankyti tekdavo 2-3 kartus. Sveikdamas nuo psoriazės, kuri taip pat laikoma neišgydoma, pagal šią metodiką pastebėjau, kad dantų akmenys išnyko visai. Aš asmeniškai sodos tirpalą burnoje palaikau kokių 10 minučių. Po to išspjaunu. Ir pasikartosiu, tik tai nedarykite stipraus tirpalo, kad nepažeisti burnos gleivinės. Pradėkite nuo silpnesnio tirpalo, vėliau galite šiek tiek stipresnį padaryti. Žodžiu, be fanatizmo. Trečias punktas.
Sodos vonios, tie, kas turite vonias. Labai efektyvi procedūra. Į vonę pripilkite vandens ir suberkite pusę pakelio sodos. Su šitom juostelėm galite pamatuoti. Aišku, priklausomai nuo vonios dydžio. Jeigu vonia mažesnė, galime pilti pusę pakelio, jeigu vonia didesnė, visą pakelį. Pas mane vonia vidutinio dydžio, aš pilu visą pakelį. Bet pradėkite nuo mažesnio kiekio. Ir tokioje vonėje reikėtų pagulėti pusę valandos. Žodžiu, ar ilgiau, ar 40 minučių, ar valandą. Žodžiu, kol vanduo atvės. Į vonę pilti galima arba nugesintą sodą, arba tiesiog supilti pakelį sodos tiesiog į vonę negesintos sodos. Aš asmeniškai į vonę pilu tiesiog tiesiai į vonę supilu pakelį sodos ir tokį naudoju. Sodą reikėtų nugesinti tik tai vidiniam vartojimui. Išoriniam nebūtina. Tokią procedūrą galime kartoti kartą per dieną. Arba kas antrą dieną. Priklausomai nuo jūsų galimybių ir paciento susirgimo sunkumo. Jeigu susirgimas lengvas, galime ir kas trečią dieną daryti tokias vonias. Jeigu namuose vonios neturite, galime apsitrinti kūną sodos tirpalu. Vėlgi ypač geras metas tai daryti vakare. Įtrinus viso kūno odą sodos tirpalu, palaukti kol drėgmė išgaruos ir tada eiti miegoti. Ant kūno likusios sodos mikrodalelės per naktį atliks savo darbą, o ryte atsikėlus reikia po dušu nusiprausti. Aišku, galima daryti ir šiltus kompresus. Kiek tokių procedūrų reikia daryti, tikslios rekomendacijos nėra. Reikėtų stebėti savijautą. Arba jeigu, tarkim, jūs turite ir vonę, jūs galite kaitalioti. Vieną dieną daryti vonios procedūrą, kitą dieną daryti įtrinimo procedūrą. Kaitalioti. Aišku, svarbu stebėti savijautą ir daryti procedūras be fanatizmo. Tirpalo koncentracija apsitrinimui ir kompresams panaši kaip sodos gėrimo. Ir vienas pastebėjimas, kaip jau esu sakęs, mirkdami vonioje, šiltame šarminėme vandenyje, jūs tarsi grįžtate į savo mamos pilvuką, kuriame augote sveiki ir buvote saugus būtent šarminėme vandenyje. Naudinga procedūra, būtinai darykite. Netgi profilaktiškai ir sveikam žmogui tokią procedūrą daryti būtų tikrai naudinga. Bent kartą per savaitę, bent kartą per 2 savaitės. 4 punktas. Sodos inhaliacijos. Jeigu neturite, reikėtų nusipirkti inhaliatorių, geriausia smulkios dispersijos, kadangi smulkios dispersijos garai giliau patenka į kvėpavimo takus. Vieną arbatinį šaukštelį sodos su kaupu, užpilame pusę litro verdančio vandens, gerai išmaišome ir kai atvės, galim naudoti inhaliacijai. Aišku, šitokios koncentracijos tirpalas tinkamas naudoti ir kompresams, ir įtrinimui, ir lašinimui į nosį slogos metu. Tai yra universalios koncentracijos sodos tirpalas. Inhaliacijos trukmė apie pusvalandį. Arba tiesiog, kol išnaudosite inhaliatoriaus skysčio normą vienam kartui. Pagal Tulio Simončini rekomendaciją procedūrą daryti 1,5–2 valandos po valgio. 6 dienos inhaliacijos, po to 6 dienos poilsio. 5 punktas klizmos. 4 šaukštus sodos užpilame 2 litrais verdančio vandens ir padarome maždaug valandos trukmės klizmą. Pagulėti reikia po 10–15 minučių ant pilvo, ant šono, ant nugaros, ant kito šono. Tokią procedūrą daryti patariama 6 dienas, po to 6 dienų pertrauką. 6 punktas. Natrio bikarbonato lašelinės. Labai efektyvi procedūra. Jeigu jūs gausite sodos tirpalą skirtą lašeliniams, labai gerai. Pavyzdžiui, aš gaunu iš Ukrainos. Jeigu jūs negausite natrio hidrokarbonato lašeliniams, reikia padaryti paprastą fiziologinio tirpalo lašinimus. Tai yra natrio chloridas. Ir paaiškinsiu kodėl. Bet kuriuo atveju pirmiausia reikia lašinti natrio chloridą. Kadangi psoriazė arba neurodermitis sergančio žmogaus kraujo pH visada būna labai rūgštinis. Būna 6 ar netgi 5 pH. Natrio chloridogi pH
maždaug 6,6–7,3 pH. Todėl natrio chlorido lašinimas taip pat šarmins kraują, ir visą organizmą. Kiek lašinti natrio chlorido, žino visi medikai. Lašinamas kiekis parenkamas pagal paciento svorį. Natrio chlorido lašinimą galima nustatyti greitą. Sodos tirpalą natrio hidrokarbonatą reikėtų pajungti lašinimui po natrio chlorido. Ypač pirmomis lašinimo dienomis, kol paciento kraujas taps šarmingesnis ir pacientas pripras prie šarminio tirpalo lašinimo. Ir dabar kiek galima lašinti sodos tirpalo. Tulio Simončini dokumentuose rašoma, kad 50 kg sveriančiam žmogui drąsiai galima lašinti 500 ml. Lašinti reikėtų lėtai. Taigi, o mano rankose mažytis 200 ml buteliukas. Todėl tokius sulašinti galima 2–3, vėlgi priklausomai nuo paciento svorio. Atliekant sodos tirpalo lašinimą, visada reikia turėti paruoštą natrio chloridą. Kadangi lašinant sodos tirpalą, labai efektyviai nyksta visokie augliai, grybeliai. Jeigu jūsų organizme yra augliai, arba netgi tokie augliai, apie kuriuos jūs nežinote, jie pradės efektyviai tirpti ir nykti. O ištirpusios dalelės pateks į kraują. Pacientas gali pasijusti blogai, gali pagelsti. Tokiu atveju reikia nutraukti sodos lašinimą ir prijungti lašinimą natrio chloridą. Tokiu būdu ištirpusio auglio dalelės iš organizmo bus pašalintos su šlapimu. Tokią procedūrą daryti patariama 6 dienas, po to 6 dienų pertrauka. 7 punktas. Atsisakyti organizmą rūgštinančio maisto. Tai vienas iš svarbiausių punktų. Taigi, nusiteikite atsisakyti mėgstamiausių produktų ir mėgstamiausių patiekalų. Griežtai atsisakome kavos, viso alkoholio, visų saldžių gėrimų, limonadų, saldumynų, visiškai atsisakome pieno, stipriai sumažiname mėsos vartojimą arba visiškai atsisakome, nereikėtų vartoti produktų, kuriuose daug krakmolo. Tai yra bulvės, ryžiai, kadangi krakmolas organizme virsta cukrumi, o cukrus, kaip žinome, rūgština organizmą, atsisakome itin sūraus maisto, tokio kaip silkės. Negalima rūkytų produktų vartoti. Išvardinti produktai, kurių reikia atsisakyti, dažnai yra sergančio žmogaus kasdieninis maistas. Ir tai yra paaiškinimas, kodėl jie serga. Jie įprato ir pamėgo valgyti tai, kas rūgština organizmą ir kenkia sveikatai. Deja, bet dauguma žmonių mityboje vadovaujasi įpročiais ir skonio principu. Ir jiems nesvarbu, kad netinkama mityba žaloja sveikatą. Susirūpina tik tai tada, kai rimta liga arba jau netgi mirtis pasibeldžia į duris. Beje, 50 gramų rūkytos dešros kancerogenų yra tiek, kaip visame cigarečių pakelyje. Apie tai kalbėjo ne vienas žinomas kardiologas. Bet kažkodėl tai ant dešros, ant kitų rūkytų produktų nėra tokių užrašų kaip ant cigarečių pakelių, kad atsargiai vartojimas gali pakenkti jūsų sveikatai. Dauguma žmonių šito net nežino. Taigi, jeigu viso šito atsisakysite, jūs nustosite rūgštinti savo organizmą ir pajausite pagerėjimą. Be žalingo maisto atsisakymo visos procedūros gali būti mažai veiksmingos. Todėl atsisakyti maistą, kuris stipriai rūgština organizmą, yra būtina sąlyga norint pasveikti. Jeigu jums sunku atsisakyti, tarkim, kavos, reiškia jūs turite žalingą priklausomybę. Kavos vartojimas labai stipriai rūgština organizmą ir išvaro skysčius iš organizmo. Todėl kavos atsisakome griežtai. Ir nesvarbu, ar tai kava su nuosėdom ar be nuosėdų, visą kavą išmetam. Bent jau laikotarpiai, kol pasveiksite. Aš irgi turėjau tokią priklausomybę rytais gerti kavą. O dabar neįsivaizduoju ryto be didelės stiklinės šilto sodos vandens. O jeigu jūs be kavos ryte negalite prabusti, darykite mankštą, gerai suprakaituokite, palyskite po šaltų dušų. Greitai prabūsite ir būsite žvalus, aktyvus, energingas visą dieną. Šiek tiek įterpsiu iš savo patirties. Paskutiniu metu pradėjus aktyviau sportuoti, aš koregavau savo mitybą. Įtraukiau į maistą racioną daugiau baltyminio maisto, liesos varškės, liesos grietinės, pieno be laktozės, iš kurių pats pasigaminu jogurtus. Atrodo, maitinuosi sveikų maistu. Taip pat vartoju daug daržovių, žalumynų.
Bet pastebėjau dantų akmenų kaupimąsi. Dantis valau, bet akmenys vis tiek kaupėsi. Ir tai yra vienas iš požymių, kad pradėjus vartoti daugiau pieno produktų, organizmo pH balansas buvo pažeistas. Todėl profilaktikos tikslu pH balansui palaikyti rytais visada išgeriu puslitrį šilto sodos vandens, o vakarais išvalius dantis 10 minučių sodos tirpalo laikymas burnoje. Būtent sodos tirpalo laikymas burnoje ištirpdė dantų akmenis per 2 vakarus. Jeigu ir toliau matysiu organizmo rūgštinimo požymius, mažinsiu pieno produktų vartojimą ir padidinsiu augalinės kilmės baltymų vartojimą. Ir pasakodamas savo patirtį, aš parodau, kaip galima pastebėti ir koreguoti savo organizmo pH balansą. O dantų akmenys yra vienas iš požymių, kad jūsų maistas per daug rūgština jūsų organizmą. Beje, kaip ir pleiskanos, taip pat yra organizmo rūgštinimo požymis. Judam toliau. 8 punktas. Mityboje kuo daugiau žalumynų ir gyvo maisto. Kuo daugiau chlorofilo. Chlorofilas yra visose žolelėse ir žalios spalvos daržovėse. Reikėtų gausiai valgyti svogūnų laiškus, salotas, špinatus, petražolės, labai naudingi burokėlių lapai, morkų lapai, ridikėlių lapai, daugybė lapų. Lapiniai kopūstai, aišku, ir briuselio kopūstai, ir brokoliai, ir žiedinių kopūstų lapai, ir beje dauguma žalumynų yra puikūs antioksidantai. Pradžiui reikia prisiversti tai valgyti. Po kurio laiko atsiranda įpratimas. Ir tada jau bet koks patiekalas be žalumynų jau atrodys nepilnavertis. Patarčiau maisto naudoti dilgėles, aišku, jeigu nesate alergiški. Ir šitoje vietoje vėl truputėlį nukrypsiu nuo temos. Kadangi dauguma kenčia nuo mažakraujystės, žemas hemoglobinas. Šita problema parodo, kaip toli žmogus nusisuko nuo gamtos. Hemoglobino kiekis mūsų organizme tiesiogiai priklauso nuo maisto. Mūsų kūno statyba, augimas, ląstelių atsinaujinimas vyksta iš to, ką mes valgome. Jeigu jūsų valgymo tikslas patirti malonumą, vartoti tik tai, kas skanu, tai tiesiogiai prieštarauja maisto paskirčiai. Ir kuo ilgiau maisto pasirinkimui vadovausitės skoniu, tuo didesnių sveikatos problemų turėsite, anksčiau ar vėliau. Todėl, kad maisto paskirtis pamaitinti mūsų kūno ląsteles. Maistas tai labai rimta ir atsakinga. Tai yra mūsų organizmo statybinė medžiaga. Kažkada aš irgi turėjau hemoglobino trūkumą. Tačiau, kai pakeičiau mitybos įpročius, hemoglobinas šiuo metu netgi viršija Lietuvoje nustatytas normas. Ir šitokį hemoglobino lygį aš jau palaikau taip keletą metų. O štai čia yra mano kraujo tyrimo rezultatas. Kai šeimos gydytoja pamatė mano hemoglobino kiekį, ji iš nuostabos vos neišvirto iš kėdės. Žinote, aš irgi nustebau, kad patyrusi ilgametę patirtį turinti gydytoja šitaip nustebo. Reiškia, tokius rezultatus ji mato labai retai. Arba iš vis mato pirmą kartą. O svarbiausia, kad šitas tyrimas padarytas kovo 30 dieną, tai yra pavasarį, kai mūsų daržuose dar nėra jokių žalumynų, kai žmogui labiausiai trūksta mikroelementų, vitaminų. Mano organizme visko apstu ir aš to pasirūpinau sąmoningai. Lentelėje matome, viršutinė riba parodyta 165. O pas mane 171. Mano hemoglobinas netgi viršija nustatytas normas Lietuvoje. Gal tai patologija, paklausite? Paaiškinsiu. Geriau netgi paskaitysiu, kadangi turiu užsirašęs konkrečiai ką pasakyti. Kai negalavimas visuomenėje tampa masiniu reiškiniu, kartais jo normas yra koreguojamos, kad šalies gyventojai neatrodytų tokie masiškai sergantis. Todėl, kai Lietuvoje hemoglobino trūkumas tapo masiniu reiškiniu, kažkas nusprendė viršutinės lubas pamažinti. Ir staiga dabar Lietuvoje visi atrodo sveikesni. Jūs turite mažesnį geležies trūkumą. Bet jūs nesuprantate, kad oficialioji medicina jūs klaidina. Pavyzdžiui, pagal Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos normas hemoglobino viršutinė norma mano amžiaus vyrams yra 172, o mano, priminsiu, 171. Tai yra viršutinėse leistinose normos ribose.
Todėl mano hemoglobinas viršutinėse normos ribose pagal Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir netgi Lenkijos standartus. Taigi, netgi Lenkijoje hemoglobino viršutinė norma yra žymiai aukštesnė nei Lietuvoje. Bet labai keista, būtent su šitų šalių žmonėmis, su mūsų kaimynais, mes esame genetiškai artimiausi. Bet kažkas nusprendė, lietuviams užteks žemesnio hemoglobino lygio. Hemoglobino trūkumas Lietuvoje tapo masiniu reiškiniu, todėl kad žmonės neteisingai maitinasi. Žmonės nusisuko nuo gamtos. Ir tai vyksta ne be medikų pagalbos. Pažiūrėkite, ko maitinami mūsų vaikai vaikų darželiuose, mokyklose. Mums nuo mažens diegiami žalingi mitybos įpročiai. O koks maistas ligoninėse? Ir nereikia prisigalvoti fantazijų. Neva anemijos priežastis autoimuninis sutrikimas. Beje, autoimuniniai sutrikimai taip pat atsiranda dėl neteisingos mitybos. Kuo maitinate save, toks ir esate. Mes patys kūrėme save iš to, ką valgome. Maistas tai yra statybinė medžiaga. Taigi, paminėjau dilgėles. Jeigu neturite alergijos, vartoti reikėtų, tikrai ilgiau nei savaitę. Kadangi užpildyti organizmą, užpildyti ląsteles geležimi, reikia laiko. Žiemos metu ir pavasarį, kai trūksta žalumynų, į pagalbą ateina džiovintos atsargos. Štai mano rankose 2 stiklainiai, viename dilgėlės, o kitame tiesiog pušų spyglių milteliai. Prisiskinti, sudžiovinti ir susmulkinti nieko nekainuoja. Pavyzdžiui, aš džiovintas dilgėles sumaliu kalamalę, kurią naudoju dabar būtent tokiais tikslais. O jeigu skindami susidilginsite rankas, tai nieko blogo. Tai tik į naudą. Skrudžių spiritas esantis dilgėlėse gerina kraują. Įdėti kiekvieną kartą valgant sriubą arba košės, tarkim arbatinį šaukštelį tokių džiovintų dilgėlių miltelių tikrai būtų naudinga. O čia nemažas kiekis visokiausių sodo daržo žalumynų. Ir čia gausybė geležies. Žiemai reikia ruoštis vasarą ir tai tikrai daug laiko neužima. Ypač jeigu televizorių išmesti, atsiras nemažai laiko, tada pagalvosite, o kągi man čia naudingo tokio nuveikti. Dabar bijantiems kraujo sutirštėjimo. Kai kurie žmonės prisiskaitė, neva dilgėlės tirština kraują. Kai aš paklausiu, kiek reikia suvalgyti dilgėlių, kad sutirštėtų kraujas, niekas nežino. Niekas man negali atsakyti. Vienu metu dilgėlių aš valgiau labai daug, bet mano kraujo nesutirštino. Ko gero teks padaryti įrašą, kuriame išgersiu didelį dilgėlių kokteilį, o sekančią dieną padarysiu kraujo tyrimą ir visiems parodysiu, kokiomis kvailystėmis žmonės tiki. O bijantiems kraujo sutirštėjimo tiesiog patarimas gerti daugiau šilto vandens. Tiems, kurie alergiški dilgėlėms, yra pušų spygliai. Beje, vaistinėse esu matęs preparatus hemoglobinui pakelti, kurie pagaminti būtent iš pušų spyglių. Kažkada džiovintų pušų spyglių miltelius naudojau arbatai. Ar esate ragavę arbatos? Lietuvos medžių pušų spyglių arbatos. Paragaukite. Kam jūs einat prekybos centrą, perkate tą visą šlamštą už pinigus, perkate modifikuotą arbatą, kai pas mus yra toksai puikus dalykas. Kai pas mus pilna tokio gėrio. Aplamai geležis dalyvauja augalų fotosintezėje, todėl žaliuose augalų lapuose geležies yra pakankamai daug. Taigi prisidžiovinti žalumynų labai paprasta ir tai nieko nekainuoja. Ir pabaigai pagaminsiu 2 puikius energetinius kokteilius. Čia yra maždaug 100 gramų dilgėlių, šviežiai skintų dilgėlių, užpiliau 1 litrų vandens. Įjungsiu keliom sekundėm. O dabar einu perkošiu ir atnešiu, parodysiu. Taigi gavosi tamsiai žalios spalvos, galingas amino rūgščių ir geležies užtaisas. O čia dabar užtaisiau dar vieną partiją. Bet šį kartą tai yra pušų spygliai. Čia yra maždaug 50 gramų pušų spyglių, užpilta 1 litrų vandens.
Tai va, gavau dar vieną puikų geležies, amino rūgščių ir vitaminų užtaisą. Jos galima, aišku, sumaišyti, gerti sumaišius, galima gerti atskirai, bet visa tai nekainuoja, yra naudinga, ekologiška ir labai sveika mūsų organizmui. Aišku, iš šitos gėrimus galima dėti citrinos, imbiero, medaus. Čia jau fantazijos reikalas. Tik tai dar vienas momentas. Nedarykite klaidos, kurią padariau aš. Nepirkite tokio šlamšto, tokio smulkintuvo, kaip aš nupirkau iš Kinijos, iš AliExpress. Galvojau, sutaupysiu. Sumokėjau 60 eurų, atsiuntė visišką šlamštą. Aš jau tokį naudoju ne vieną, ne pirmą. Jeigu pirksite, tik tai europietišką. Čia nėra nei galios, kaip žadėjo 1800 vatų, nėra nei apsisukimų. Jis tai bent tokiems lengviems kokteiliams gaminti. Toksai geras smulkintuvas kainuoja maždaug 150 eurų. Geriau nepagailėti ir iš karto nupirkti kokybišką gerą, kuris tarnaus ilgus metus. O šitą aš naudojuosi, aišku, kokteiliukams gaminti lengviems. Kodėl? Sportininkams, kurie augina savo raumenyną, gali įdėti proteino miltelių. Aš kartu sumaišau su baltymais, kadangi baltymai reikalingi mūsų organizmui. Ir faktiškai mūsų organizmas yra sudarytas iš vandens ir baltymų. Baltymų reikia daug vartoti, o ne bulves, kuriuose krakmolas ir organizme virsta cukrumi. Baltymų reikia žmogaus organizmui, jeigu norite būti sveiki. Chlorofilas, ląsteliena, baltymai, vitaminai, amino rūgštis. Visa tai būtina žmogaus organizmui kiekvieną dieną. Kartais įdedu pušų pumpurų su žiedadulkėmis. Ir bet kuriuo atveju visada gaunu visą kompleksą naudingų medžiagų. Štai kodėl mano hemoglobinas visada aukščiausiame lygyje. Štai kad naudoju lietuviškus produktus, kurie nieko nekainuoja. Šito įrašo metu man 55 metai. Aš sportuoju 4-5 kartus per savaitę. Darant mankštą visada keletą kilometrų apšilimui, mankštos metu keli šimtai atsispaudimų, daugybė, šimtai visokių atsilenkimų, pritupimų ir taip toliau. Energija tiesiog trykšta, apstu jos. O jūs kaip? Naudokite. Tai nieko nekainuoja. Jeigu organizme hemoglobino pakankamai, organizmas po treniruotės atsistato labai greitai. Arba netgi jeigu kažką tai sunkiai dirbant, tai po sunkaus darbo atsistatymas vyksta labai greitai. Ir jeigu atsiras gudrutis, norintis pasiginčyti ar prieštarauti, turėtų pirmiausia parodyti savo kraujo tyrimą, kad pamatyčiau, koks jo yra hemoglobino lygis. Ir jeigu jo hemoglobino lygis bent jau panašus kaip mano, būtinai išklausysiu. Visi kiti, kabutėse patarėjai, sofos komentatoriai, į šiukšlyną ir blokuojami. Išgėrus šitų gėrimų, Išgėrus šitų gėrimų, subiniai atsiranda toks atominis reaktorius, kai norisi bėgti ir nesustoti. Jeigu hemoglobino trūkumas pasireiškia žiemos metu arba pavasarį, atsargų pasiruošę neturite, į mišką nuvažiuoti, prisiskinti pušų spyglių nėra galimybės, ar neturite tokio smulkintuvo, tada belieka parduotuvėse ieškoti špinatų. Juose daugiausia geležies ir aišku daigintų kviečių, kitų daigintų žalumynų. Prekybos centruose jų yra pakankamai. Namuose, aišku, reikia tos žalumynus nuplauti, padaryti kokteilį. Jokių būdų nereikia perkošti, išgerti viską. Ir jeigu viskas neišsiplakė, suvalgyti visą ten likusią ląstelieną. Ir taip kiekvieną dieną, kol atsistatys hemoglobinas. Geležies taip pat gausu kiaušinių triniuose. Kiaušiniai vieni naudingiausių produktų. Be to ir baltymas puikiai statybinė medžiaga mūsų organizmui. Taip pat dažniau reikėtų vartoti grikių košę. Internete galime rasti moliūgų sėklų arba moliūgų sėklų miltų. Moliūgų sėklose taip pat gausu geležies. Mikrožalumynų, ta prasme daigintų kviečių, raugių, ten visokiausių kitų žalumynų, prisiauginti galime ir pačiam. Taigi, turint noro, žiemos metu galime pakankamai daug prisiauginti ir savo šeimos nariams. Kas nenori užsiimti daiginimu, gali įsigyti internete. Ir tie patys saulėgrąžų daigai labai naudingi ir visi kiti daigai. Lietuvoje tikrai yra kas tuo užsiima ir jeigu paieškojus internete, tikrai surasite. Grįžtu prie maisto. Visas daržovės prieš valgymą galima nuplikyti arba blanširuoti, kaip tai daro restoranuose. Aš asmeniškai daržovės blanširuoju 2-3 minutės verdančiam vandenį, o po to į šaltą vandenį.
Dar vienas svarbus argumentas. Valgydami daugiau daržovių ir žolelių, jūs niekada neturėsite vidurių užkietėjimo. Kiek daug argumentų, a? Atlikdami išvardintas procedūras ir bent laikinai atsisakę rūgštinančio maisto, labai greitai jūsų organizmas taps šarmingesnis. O šarminėje organizmo terpėje nebus nei šlapimo rūgšties, nei pieno rūgšties, nei kitų kenksmingų rūgščių. Dabar apie sodą. Visoms procedūroms galima naudoti bet kokią valgomąją sodą, kuri yra prekybos tinkluose. Reikia žinoti, kad visa prekyboje esanti soda, bent jau mūsų Lietuvoje, visa soda yra chemijos pramonės produktas. Nereikia to bijoti, tiesiog imkime ir naudokime tai, kas yra po ranka. Bet jeigu jūs norite natūralios sodos, būna ir tokia. Yra 2 vietos pasaulyje, kur soda išgaunama natūraliu būdu. Tai yra iškasena. Taigi soda išgauna Turkijoje, ji vadinasi eti soda, ir soda yra iškasama Amerikoje, baking soda. Lietuvoje prekyboje nemačiau nei vienos. Kas važiuoja Turkiją pailsėti, gali ten nusipirkti, atsivežti iš Turkijos. Aš asmeniškai atvykstančio nusipirkau internetu. Nepamenu, ar tai iš Amazon, ar tai iš eBay. Kaina dėl siuntimo išlaidų gaunasi aukštesnė. Tai aš pirkau 10 pakelių. Vieno pakelio kaina gavosi kažkur tai 7-8 eurai. Tačiau jau užtenka ilgam. Jeigu šitą sodą naudoti tik tai vidiniam vartojimui, užteks labai ilgam. O tarkim, vonios procedūrams galime naudoti Lietuvoje pirktą sodą. Organizmo šarminimo būdų yra ir daugiau. Tačiau apie juos detaliai nepasakosiu. Aš paminėjau pagrindinius. Apie kitus organizmo šarminimo būdus užsiminsiu tik tai abstrakčiai. Specialistai sako, efektyviai šarmino organizmo kvėpavimo pratimai. Yra Ivano Neumuvakino pratimai, yra Vimo Hofo pratimai. YouTube medžiagos pakankamai daug. Kas nori, gali susirasti, išbandyti. Visų pratimų esmė yra kvėpavimo užlaikyme. Taigi kvėpavimo užlaikymo pratimai taip pat šarmino organizmą. Esu juos visus išbandęs, man patiko, ypač mankštos metu tokie pratimai padidina jėgą. Taigi svarbu viską daryti be fanatizmo. Geriau naudoti silpnesnę sodos koncentraciją, naudoti keletą šarminimo būdų ir daugiau dėmesio skirti žalingo maisto atsisakymui. Pasveikus galima pasmaguriauti, palepinti save. Galima ir mėsos, ir torto, ir kavos, ir pieno, bet aišku, saikingai. Laiku bėgant potraukis žalingiams produktams sumažės. Svarbu, kad jūs valdytų ne įpročiai, kurie žalingi, o blaivus protas, kuris suvokia, kas yra blogai. Dabar, kai esu sveikas, aš sau leidžiu saikingai beveik viską, išskyrus rūkytus produktus, pirktinius gėrimus ir konditeriją. Todėl dar kartą rezimuoju. Svarbiausia atsisakyti rūgštinio maisto, vartoti daug žalumynų ir daržovių, gerti sodą, skalauti burną, daryti sodos vonės. Jeigu jūs be fanatizmo taikysite ir kitus organizmo šarminimo būdus, efektyvumas tik tai padidės. Ir diskusijos čia nereikalingos, kadangi jos atskleidžia informaciją ir žmonės dažnai numuša vieni kitų dėmesį nuo svarbiausių dalykų, nuo svarbiausių detalių. Šio kanalo tikslas – gauti informaciją, pritaikyti savo, užsiimti savimi ir pasveikti. Tai tikrai nėra sudėtinga. Galbūt šiek tiek valios reikės. Ir pabaigai. Mokslininkų nustatyta, kad pykčio, baimės ir neapykantos metu organizme taip pat išsiskiria rūgštis ir netgi aktyviai gaminasi trombocitai. Ir priešingai, esant puikios nuotaikos, pozityvui, organizmas yra šarminamas. Todėl pasinaudokite patarimais, užsiimkite savimi, linkiu gero, pozityvaus užsispyrimo. Puikia nuotaika taip pat šarmina organizmą. Išlaikykite savo organizmo pH balansą ir jūs būsite sveiki. Taigi, sėkmės ir būkite sveiki.